Buvo tokia svajonė būti floriste kažkada, bet aš pajuokaudavau, eidama iš mokyklos net su mokytoja, kad jau gamtos ir gėlyčių tikrai netapysiu. Tai va, kai aš sakau, nespjaukiu vandenį, nes reikės atsigerti, tai aš geriu. Tiesiog teptukas pats kalba už save. Jis tave veda, tavo mintis jis ir tu, aš noriu būti moterim. Gėlė, nori būti moterim. Tai va, gėlės tokia svajonė. Ir mokytojai atėjo, tai sako, va taip reikia. Ir, žodžiu, tada man tai pastumėjo, aš iš karto gavosi man pasakęs išgauti. Bet, aš pati gal esu jau laiminga. Aš jau esu laiminga. Mažuose dalykuose gal aš matau tą laimę, savo laimę. Ir kad kažko dar, ne. Esu Natalija Donskaja, menininkė, gyvenu Kėdainių mieste. Tai yra mano gimtasis miestas, kuris mane labai įkvėpė, čia aš save atradau kaip kūrėja. Užtat galbūt ir labai norėjau, kad tos dirbtuvės nebūtų kažkur nuošaly, o būtų būtent centre. Tai va mano svajonė ir išsipildė. Kažkada buvo labai didelė svajonė būti menininkė ir turėti savo dirbtuvės. Į meno pasaulį atėjau visiškai netikėtai. Negalvojau, kad rasiu save būtent mene. Pagal specialybę esu geležinkelio inžinierius, baigusi tas studijas. Tačiau laikui bėgant, tai buvo mano visiškai netikėtas atradimas. Tiesiog namuose sėdėjau ir nusprendžiau kažką pasipiešti. O po to sūnus, draugai kažkaip pastumėjo mane ateiti į dailės mokyklą. Ir ten gavau gerų pamokų, sutikau savo vaikystės mokytoją, kurią labai apsidžiaugiau pamačiusi. Ir va taip atsirado pas mane, būtent dailės mokykloje atsirado ta tikroji tapyba. Savo tapyboje nesu suvaržyta, gal dėka savo pirmos mokytojos. Jinai būtent mane išlaisvino kaip kūrėja, kad aš galiu kurti. Pradėjau viską išbandyti, mėgautis tuo, ką darau. Manęs kitą kartą grupiokės paklausdavo, kaip čia, Natalija, tau taip gaunasi, taip ras teptukų ten kažką. Nežinau kaip, gal vidus kalbėjo daugiau pats už save. Gal aš taip pasakysiu. Norėjau tiesiog viską išpilti, kas buvo viduje. Iš pat pradžių, tos abstrakcijos mano buvo visiškai kitokios. Po to, šiek tiek vėliau, kažkada sakiau ir gamtos niekada netapysiu, nors mano dabartiniuose darbuose labai daug gamtovaizdžių pamatysit ir ar gamtos detalių, nebūtinai tikroviškų, netitinkančių, galbūt tikrojo mano pačios sukurtų dalykų, bet aš pajuokaudavau, eidama iš mokyklos net su mokytoja, kad jau gamtos ir gėlyčių tikrai netapysiu. Tai va, kai aš sakau, nespjaukiu vandenį, nes reikės atsigerti, tai aš geriu tą vandenį ir mėgaujuosi tuo. Apie parodas pasakysiu tiek, kad aš negalvojau, kad būtent parodas mane tiek... kad būtent taip man patiks. Iš pat pradžio turėjau svajonę sukurti pirmąją savo parodą. Pamačiusi Dotnuvos miestelėje bažnyčios patalpas, man labai patiko ir nusprendžiau, kad būtent čia bus mano pirmoji paroda. Per tą parodą pirmą tai turėjau, žinokit, labai nemažai žmonių ir labai nustebau, kad atvažiavo mano sūnaus pirma mokytoja. Ir žodžiu, buvo labai malonu, kad jį būtent su vyru aplankė šitą parodą ir norėjo įsigyti mano paveikslą Euforija. O ta euforija, tikrai euforija, nes mano visi tie darbai iš pirmos parodos buvo tokie gal labiau ekspresyvūs, sakyčiau, tokie
labai buvo daug tų išsiliejimo. Jie visiškai skiriasi nuo dabartinių. Ekspresyvus labiau. O šitas paveikslas, irgi čia iš pirmos parodos, tai aš be galo jį mylėjau šitą paveikslą. Tai ten buvo kažkada aš susipnavau sapną ir aš norėjau tiesiog atvaizduoti savo sapną. Ogi yra sunku per abstrakciją ten atvaizduoti savo sapną. Ir tiesiog gavosi kaip gavosi, bet man tada labai patiko šitas darbas. Su juo buvo sunku, ką man išsiskirti. Šitą paveikslą irgi sukūriau, buvo pats pirmas mano darbas, labai norėjau išbandyti su kavos tirščiais. Ir čia šitas būtent kūrinys su kavos tirščiais yra atliktas. Irgi jau nebeturiu. Su plėvele mėgėja buvau padirbti irgi. Aš sakau, ko aš neišbandžiusi, jau visokių technikų. Ir šitas miesto šurmulys, šitas paveikslas vadinasi, labai norėjusi man. Sakau, visiškai kitokie darbai buvo pirmoji parodoj. Tai norėjusi man irgi tokį sukurti paveikslą. Čia šitame kūrinyje tai aš norėjau toks, kad būtų vandens, kažkas tokia laisvė, delfinai kažkokie. Ir aš džiaugiuosi, kad būtent šitas paveikslas atsidūrė tokiuose namuose, kur prie baseino žmonės pasikabino. Ir labai tiko, nes būtent šitą porą įsigėjo šitą paveikslą. Jie pasakė, kur nori pasikabinti ir aš iš tikrųjų ten taip buvau pavaizdavęs ir tas sutapo tos mintis mūsų. Įgyvendinau savo galbūt svajonę, o po to jau dabar kažkaip labai malonu, be galo. Ir aš sakau, kaip ir parodose, aš niekada negalvojau, kad man tos parodos būtent taip nuteiks, kad aš galiu save kažkur bandyti, išbandyti. Ir tu nestovi vietoje, o gaunasi, kad žygiuoji visi priekį ir į priekį. Man patinka iš tikrųjų save išbandyti vis parodose, kaip menininkė, ką aš sugebu. Ir aš galvoju, kad tie iššūkiai man bus, kad aš neišgalėsiu. Ir aš galvoju, man dar nepakanka mano gabumų, ten tos iššūkius visus priimti. Bet kaip pradėjo sektis ir aš pajutau tą vidinį tokį, aš ir čia norėčiau sudalyvauti, ir nesvarbu kokia tema, tu savęs išbandai tiesiog kaip menininkas, nes kada tu, tarkim, gėlės, o čia tau pokšt ir kažkokį iššūkį duoda ir tu save turi išbandyti tiesiog. Ir aišku, pati pirma paroda, kad man teko savęs išbandyti, tai ranko šiek tiek drebėjo, nors aišku, čia jau, bet aš pabandžiau ir praėjau tas atrankas, labai tuo džiaugiausi. Tada drebėjo ne tik rankos, bet ir koja iš laimės drebėjo, kad praėjai. Ir po to kažkaip atsirado tas toks, labai jau man patiko visur sudalyvauti ir kur tik kviesdavo, tai aš visur paduodu paraišką, nesvarbu, praeisiu, nepraeisiu, bet, taip kažkaip ir užsitęsė mano tą kelionę su tom parodom. Aišku, paskui dar labai malonu būna, kada kviečia jau nebe pirmą kartą, jau pakartotinai kviečia, tada dar labiau lieki toks pamalonintas. Sakau, aš negalvoju, kad aš esu iššūkių mėgėja, bet pasirodo taip. Ispanijos parodai reikėjo nutapyti gamtą, ten buvo su gamtovaizdžiai, žodžiu, ta tema. Man atėjo tada tas vaizdas. Kaip pasakyti, atėjo, krito šešėlis ant paveikslo ir aš tik apvedžiojau. Tik apvedžiojau linijas ir man būtent balandis, aš pamačiau balandį ir aš labai norėjau, kad gamtoje tie balandžiai susibrukuotų ir pradėjau kurti tada, jau tas šešėlis po to dingo, aišku, to balandžio, bet aš norėjau sukurti jam porą. Kad tai būtų būtent moteris, tą paveikslą būtent pavadinau bučinys. Ir taip gimė mano tas bučinys Ispanijos parodai. Man visą laiką kažkaip tose parodose aš sutinku gal tokius profesionalius dailininkus, su kuriais gali pabendrauti, kažką naujo savo atrasti.
Ir gali būti tiesiog kavos atsigerimas, nu, tarkim, tai vis tiek tai yra malonu, mes pašnekam apie meną, pasižiūrim vienas kitų kūrinius, būtent iš Kaunas Art. Ir tai labai man patiko ir tu išbandai save vėlgi, o kaip man tai patiktų ar ne, ir tu bandai prie savo kūrinių irgi pritaikyti kažkokią, tarkim, detalę, kaip jinai, tarkim, atrodytų pas tave kūrinyje. Šitie kūriniai yra bandomieji mano kūriniai, dabar vieni iš paskutinių darbų, jie yra nedideli, tačiau svajonė mano yra vėlgi įgyvendinti išlieti tiksliau savo mintis su bulvių maišais padirbėti, bet aš norėčiau dirbti su didelio formato drobėmis. Čia yra mažas, čia yra kaip pabandymas, čia mano toks gan visai, galvoju, neblogai pavyko ir tą būtent techniką tęsiu ir toliau. Tai pamatysit dar darbų šią techniką ir daugiau. Čia yra iš senesnių, čia 23-22 metų kūrinys. Ir šį grinai pamačiau peizažas ir man labai įsiminė, labai buvo gražus ir toks įdomus, gal sakyčiau. Ir aš norėjau išgauti netikslų tą vaizdą, bet gal savo irgi sukurti žiemos tą tokį niūrę aplinką. Tai toks niūrokas gavosi, bet man tuo metu labai patiko abstrakcijos per miglą tokias, per rūką, net yra ir paveikslas per rūką. Neišgauti tikslių detalių, o norėjosi būti, kad tas jeigu peizažas, tai jis būtų toks išsiliejęs, kad būtų ir... Na ir irgi aš čia mėgėjau irgi kurti, kai aš sakau, savo su mišrią techniką, šiek tiek irgi padirbėta šitam būtent kūrinyje. Čia yra krioklys. Man tuo metu labai aš norėjau gamtą išreikšti per gamtos figūras. Netgi ciklas yra gamtos figūros. Šitas paveikslas yra iš gamtos figūros ciklus, šitas ir anas, šitas. Čia akcentavosi gamtos atskiros kažkokios objektai, figūros, detalės, linijos daugiau gal gamtos. Kai mokinausi Maskvos Elenos Tarutinos mokykloje, ten buvo nuotoliniu būdu, žodžiu, ta mokykla, tai ten akcentavo grinai, iš ten gal atėjo pas mane, akcentavo į paprastus dalykus gamtoje atkreipti dėmesį, į kažkokias šakas galbūt mandresnės, ten sausas gėlės, tai aš kaip patrakusi Babėnų miške, čia Kėdainiuose lakstydavau, ieškodavau visokių mandrių detalių, nes man reikėdavo jas pavaizduoti. Buvo tokias užduotis. Buvo tokia svajonė būti floriste kažkada, bet, taip gal ir liko tiesiog, taip nuošaly ta floristė, o tos puokštės, man leidžia dabar atsiskleisti būtent kaip floristai, bet ant drobės jau. Tai yra mano kurta puokštė, čia gan vienas iš paskutinių mano darbų. Čia eis ciklas toks būtent su gėlėm, bet aš labai atsipalaiduoju per šitas būtent puokštės. Noriu, kad tai nebūtų tikslios gėlės, noriu, kaip aš dirbu iš širdies, kad jos iš širdies taip ir atrodytų. Tai nors ir kiekvienas mano kūrinys nėra, turbūt kiekvienas dailininkas galbūt pasakys, kad nei vienas kūrinys nėra sukurtas be jausmų, be savo širdies, tiesiog aš asmeniškai noriu, kad žmogus įsigydamas mano kūrinį jaustųsi namie gerai, šiltai, kad tai būtų jam relaksas, kai aš sakau, netgi atsisėst, atsigert kavos, pasižiūrėti, pamedituoti ir pagalvoti, kągi tas dailininkas čia sukūrė. Na, galbūt taip. Pasakysiu taip, tiesiog teptukas pats kalba už save. Ir
Nu, jis tave veda, tavo mintis jis ir tu išeini, kitą kartą čia pas mane ateina, einam gal kavos atsigersim, ne, aš dabar turiu padaryti, nes kitaip aš paskui pamesiu tą mintį ir dabar, čia ir dabar. Yra gėlės irgi iš ciklo gėlių svajonės. Tai čia aš labiau gal dirbau, neatsipalaidavau, bet dirbau, savo tokį iššūkį daviau, kad aš turiu tikslesnės galbūt tas gėlės, kai kurias išgauti. Bet aš vis tiek užbaigdavau tais ekspresionistiškais potėpiais, nes man tai vis tiek aš turiu išpilti. Tai, irgi va, čia nutapyta tiksli gėlė, o čia jau mintis, gėlių mintis. Ir aš, kaip ir minėjau, aš tokia mėgėja sukurti savo emociją. Tai va, ir to ciklo būtent mintis buvo tokia, kad gamta gyva, ji graži. Ir jį turi irgi savo svajonės, savo mintis kažkokias, tiesiog mes galbūt tai neatkreipiam dėmesio, norisi, kad ne tik praeitumėm, pažiūrėtumėm, va, ten gražus medis ar kažką, bet tai tokius gal gilesnius dalykus atkreiptumėm dėmesį. Tai va čia būtent šiame cikle būtent taip aš ir norėjau pavaizduoti. Būtent mano kūrybos va tas toks tikslas buvo. Šį paveikslą kažkada nutapyti paskutinį didelį paveikslą savo mažose dirbtuvėse. Tai kas Facebook'e seka, tai tikrai matė mano video, aš krausčiausi tuo metu, pustuštės dirbtuvės buvo ir aš labai norėjau, kad tokia ryškesnė galbūt ta gėlė mano būtų. Ir taip norisi tą ryškę su tamsia spalva sukomponuoti, kad tokia gyva jinai visa būtų. Ir aš toks tas išėjimas iš tų senų dirbtuvių, bet man tas paveikslas yra artimas, kadangi aš išėjau iš ten ir atėjau čia. Ir jis vis dabar su manim toks mano sielai labai artimas paveikslas. Šitas irgi yra brangus labai man paveikslas. Čia irgi iš ciklo gėlių svajonės. Kaip ir minėjau, nemėgstu atkartoti tikslaus vaizdo, čia gal tokia tikslesnė ta gėlė šita, o čia moters veidas, bet toks iš tikrųjų ir yra veidas, bet tiesiog tais abstraktus su gėlė. Tai čia gėlių svajonė buvo, aš noriu būti moterim. Gėlė nori būti moterim. Tai gėlės tokia svajonė. O šitas čia yra irgi iš gėlių svajonės ciklas. Čia yra moteris, čia yra vyras taip pat ir, žodžiu, jie susitinka ir įsimyli vienas kitą. Tai čia tokia mintis yra šitą paveikslą. Šis vyras yra mano kurtas dailės mokyklos laikais. Buvo tema reprodukcijos. Ir reikėjo tiksliai atvaizduoti vaizdą. Ir aš save iš pat pradžių gal įsivaizdavau kaip norėjau tapyti žmonės, žmogų, bet norėjau ne tikslaus to vaizdo, o norėjau išgauti abstraktų ir pagauti jo žvilgsnį, emociją. Tai būtent šiame darbe man patiko tas to vyro žvilgsnis ir aš norėjau tą žvilgsnį vis išgauti ir man niekaip nesigaudavo. Ir mokytojai atėjom, tai sako, taip reikia. Ir, žodžiu, tada man tai pastumėjo, aš iš karto gavosi man tas akis išgauti. Ilgai aš prie jo dirbau ir ateidavau į mokyklą ir sakydavau, na vyrelį, einam padirbėti. Ir taip gimė šita mano reprodukcija. O jau šalia, čia nesenas mano kūrinys, šitas kūrinys sudalyvaus vasarą Italijos parodai. Esu kitokia. Čia nusprendžiau tam vyrui nutapyti žmoną, kad jo žmona yra kitokia. Tai čia turėjau minti save, kadangi mano vyras mane įžvelgia kitokią mane. Tai būtent gal ir taip aš ją atvaizdavau savaip.
gal labiausiai man patiko su aliejiniais padirbėti, kadangi jeigu yra kažkokių klaidelių, kurių tu, tarkim, tą dieną nematai, tu atėjęs kitą dieną gali pataisyti, ar ten gal kažką ir dekurti, jeigu yra kažkokia mintis kyla, tarkim, ne šiandien, o rytoj, ir tu sukuri vėlgi šiek tiek kitoks tas paveikslas gaunasi. Bet, na, aš pati gal esu jau laiminga. Aš jau esu laiminga. Mano vaikai jau užaugo, kai aš sakau, pati save atradau kaip kūrėja ir mažuose dalykuose gal aš matau tą laimę, savo laimę ir kad kažko dar, na ne. Gal pasakysiu tiem pradedantiesiems, kurie galbūt bijo save išlaisvinti iš savo rėmų, kad jie išlaisvintų ir kurtų, ir nebijotų kurti. Kaip gausis taip, visą laiką būna tas prikepęs blynas, nuomonės išklausyti reikia visada, mokėti ją išklausyti, galbūt tai bus ateičiai kažkoks geras, labai geras patarimas ir būti savo kūriniuose savimi. Šeima labai mane palaiko. Labai norėčiau padėkoti ir savo vyrui, savo vaikam, sesiai, visiems norėčiau padėkoti, kurie mane pastumėjo link tapybos, tiki manimi ir vis laukia mano naujų kūrinių ir visą laiką mane skatina nesustoti. Bet tai gal man labai yra svarbu ir tada tu jautiesi dar daugiau toks išlaisvintas ir dar polėkį tokį jauti, dar vis kurti ir kurti.